džiaugiamės galėdami priimti mūsų centre šiemet atvykusius pačius geriausius 9–10 klasių anglų kalbos besimokančius mokinius. Ir žinoma, labai džiaugiamės, kad yra Anglų kalbos mokytojų asociacijos iniciatyva ir pasitikėjimas mūsų centru rengti šitokį renginį. Šis respublikinis konkursas 9–10 klasėms yra ypatingas visų pirma tuo, kad tai yra pirmas respublikinis konkursas 9–10 klasėm, nes tradiciškai anglų kalbos olimpiadą visą laiką organizuodavom 11-okams, pernai pakvietėm prisijungti ir 10-okus, o dabar suteikiam galimybę 9–10 klasėms pademonstruoti savo pasiekimus anglų kalboje. Mes siekiam ne vien tik tai suteikti galimybę pademonstruoti savo gebėjimus ir visiškai nesiekiam patikrinti formaliai mokinių pasiekimų, bet mes norim, kad moksleiviai pajustų, kaip jų gebėjimai atrodo savo draugų kontekste, ką jie iš tikrųjų gali su kalba padaryti. Vienas iš tikslų tai yra identifikuoti ir paskatinti tuos vaikus, kurie yra gabūs anglų kalbai ir juos kažkaip pagerbti ir norėtųsi tuos vaikus ypatingai iš rajonų, iš mažesnių miestelių, kad jie susipažintų su savo bendraamžiais, pabendrautų tokioje neformalioje atmosferoje. Siekiame ir tokių paslėptų švietimietiškų tikslų, siekiame įtraukti kuo daugiau įvairių veiklų, kai vaikai galėtų savo panaudoti įvairiausius gebėjimus integruotai ir savo tos gebėjimus atskleisti. Siekiame, kad tas jų toks formatas ateitų po truputį ir į ugdymo procesą mokyklose, kad mokytojai stebėtų, kaip puikiai atsiskleidžia jų vaikų gebėjimai, naudojant įvairias netradicinės užduotis. Mums iš dalies tai dar kartą pasitikrinimas, kad mes gebame, galime ir turime galimybės organizuoti respublikinius renginius. Šis anglų kalbos konkursas taip pat vienas iš tokių. Iš tikrųjų, jis papildomai galbūt reikalavo to, kad mes įtraukėme anglų kalbos mokytojus į užduočių vykdymą, mokinius, kurie taip pat dalyvaus užduočių vykdyme, tai yra kartu dalyvavimas užduotyse ir kartu pasitikrinimas, ar tikrai ir mes gerai mokame užsienio kalbą. Gebėti, kalbėti ar bendrauti anglų kalba, tai reiškia plačiau matyti pasaulį, giliau žvelgti į gyvenimą, jaustis patogiau, nes tuomet nesijauti nepatogiai bendraudamas, keliaudamas, mokydamasis, ieškodamas informacijos, jautiesi pasaulio žmogus, jautiesi gyvenimo dalimi, nesi užsidaręs. Kalba iš principo yra bendravimo priemonė tarp žmonių, tai yra pagrindinis dalykas mūsų komunikacijos priemonė. Kalba atspindi ir kultūrą, ir literatūrą, ir menus, taip kad žmogus jau vien besimokydamas kalbos yra kultūringas, o jeigu dar moka kitų tautų, kitų šalių kultūros kalbas, tai tuo didesnės galimybės jam.